Valentis tinktūrų šeima. Geriausiai išmokome iš gamtos. Labadiena, sveikatos kodo žiūrovai. Kadangi vasarą jau išsilaisvinome iš galybės rūbų, pasižiūrėjome į veidrodį ir, dažniausiai kai kas gal ir mums nelabai patinka. Tada griebėmės dietos, keičiame mitybą, sportuojame. Kaip tą daryti sveikai ir kaip numesti kilogramus taip, kad po savaitės ar dviejų jie negrįžtų. Apie tą ir pasakosime ir kalbėsime apie didžiausias klaidas ir patarimus, kaip taisyklingai sportuoti ar atsikratyti nereikalingų kilogramų. Prasidėjęs pavasaris ir nusimesti stori rūbai verčia dailiosios lyties atstovės kritiškai įvertinti savo figūrą. Ne viena pajutusi, jog priaugo papildomų kilogramų, griebėsi alinančių dietų. Kuo tokios dietos gali būti pavojingos? Sulieknėk ir patik savo dalyvė Asta neslėpė, jog laikėsi ne vienos dietos gyvenime. Gal tai nelabai pavadinau dietą, daugiau toks buvo badavimo periodas, kad nevalgyti ir kad sulieknėti. Vaikystėje ir paauglystėje buvau apkoni, bet valgiau viską, ką norėjau ir kiek norėjau ir didelės problemos iš to nedariau. Aišku, būdavo ir patyčių visko, bet labiausiai susirūpinau savo kūnu, kai buvau nėščia. Kadangi žinojau, kad priaugsiu svorio, fiziologiškai žinojau tą, to labai bijojau, pasąmonėje kažkas pasidarė, kad pradėjau labai stipriai vengti maisto, badauti. Asta pasakojo, jog apie įvairias dietas sužinodavo iš žiniasklaidos, interneto bei draugių. Gal daugiau stengdavausi atsisakyti saldumynų, miltinių produktų ir aišku po to prie to ir grįždavau stipriausiai, kadangi jau išsiilgus būdavau. Nes, tas yra kaip ir mitas, kad tokių produktų reikia atsisakyti, norint sulieknėti. Moteris pasakojo, jog suprato, kad serga valgymo sutrikimo ligomis tikrai ne iš karto. Ta tikrai supratau ne pati ir tikrai ne iš pirmo karto, net gydytojų pasakymas ne iš pirmo karto buvo išgirstas ir galvoju, ką jie gali žinoti apie mane, kai aš geriau žinau. Kol gydaisi ten centre, kadangi esu sąžiningas žmogus, tai laikaisi to, ką reikia, bet išėjus pritrūkdavo palaikymo. Palaikymo artimųjų ir tu likdavai vienas pats su visu tuo ir aišku labai greitai atkrisdavau. Tai gydžiausi vienus metus netipinę anoreksiją, o po to po metų grįžau su netipinė bulimija. Kadangi tai buvo pakankamai senai, aišku, problemų sukėlė ir pakankamai daug ir susijusių su psichologinė sveikata. Asta ragina visas moteris prieš pradedant laikytis dietos pasitarti su šeimos gydytojais ar dietologais. Aš labai norėčiau patarti, kad visas dietas pradėtų nuo gydytojo. Jeigu jau susidūrė su problema, su valgymo sutrikimais, būtinai kreipkitės į gydytojus, nes tik specialistų pagalba jums padės įveikti šias klastingas ir tikrai sunkes ligas. Gydytoja Aušra Marcijonienė teigia, jog visuomenės ir gydytojų požiūris į dietą ir jos suvokimas skiriasi. Visuomenės požiūris ir gydytojo požiūris į dietos ir to apibrėžimo iš tiesų skiriasi. Jeigu visi mes kaip žmonės įsivaizduojam, kad dieta tai reiškia badauti, nevalgyti arba tiesiog pasiekti rezultatų, numesti svorio, tai mes dažniausiai, kai sakom dieta, mes ir gydom net ir pacientus dietą, tai mūsų tikslas yra, kad mes siekiam tam tikrų taip pat rodiklių, bet pavyzdžiui, mes siekiam sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje dėl to, kad žmogus per riebiai, blogi mitybos įpročiai, ar ne? Cukraus kiekį kraują sumažinti, kai turi cukrinį diabetą, vėlgi tai yra dieta. Tai yra dietos, kai žmogus netinkamai gyveno iki tol arba jis turi ligą, kai reikalauja tam tikros korekcijos jo mitybos atžvilgiu. Tai yra dieta. Visi kiti atvejai, kai mes norim tiesiog paprasto rezultato, kiek galima greičiau numesti svorį, tai aišku, su mediciniais terminais šiek tiek prasilėkia. Dieta visų pirma tai yra mitybos ypatumai, arba kitaip sakant, mitybos sistema, kuri apima tam tikras proporcijas pagrindinių medžiagų, kurias turim gauti.
ir skirtingai priklausomai nuo kokio tipo yra dieta, skirtingos yra proporcijos. Iš esmės tai daugiausia tai kalbama apie riebalų, baltymų ir angliavandenių proporcijas. Čia sakyčiau jau daugiau ne dieta, bet jau apribojimas kalorijų, apribojimas maisto medžiagų, tai galima sakyti, tai įsireiškia visaip, kad tai yra dieta, tačiau tai yra jau specifinės drastiškos priemonės, kurios organizmui kartais gali labai pakenkti vien dėl to, kad tokias dietas, tokias agresyves poveikio priemonės taikyti yra gan pavojinga. Ilgalaikės dietos gydytojos teigimu gali sukelti rimtų ligų ir pakenkti organizmui. Tai tada atsiranda daug problemų, nes pradedant nuo to, kad labai daug apribojama maistų gaunamų tų reikalingų maisto medžiagų, tai yra pagrindė, tai visokios kraujo druskos, taip vadinami elektrolitai, geležis, vitaminai. Ir tada prasideda tokie pradžiai mažai atkreipiant į save dėmesį reikalai, kaip, sakykime, plaukų slikimas, nagų ten trapumas, odos ten pokyčiai. Dažniausiai tai nekreipia dėmesio, bet jeigu procesas tęsiasi toliau, tai dažniausiai su kuo mes susidurėm, sakykime, pas mus skyriuje. Tai komplikacijos tokios kaip infekcijų padažnėjimas. Ir mes kartais, ir tyrimai rodo, tai yra jau išplėstiniai, ne vienos šalies tyrimai, kad ypatingai žmonės, kurie turi mažą kūno masę, mažą kūno svorį ir tas, sakykime, dietos maisto ribojimas, jiem dažniausiai komplikuojasi infekcijom ir labai sunkiom infekcijom. Riebalai yra tokia labai įdomi vieta organizme, kad ten tiesiog yra kai kurių labai svarbių dalykų, tai yra pagrindė hormonų, tokia kaip trumpalaikis, kaip garažas, kur susikaupia ir iš ten esant reikalui panaudojama. Tai jeigu mes neturim visiškai riebalinių jokio sluoksnio, mes neturim net minimalių atsargų. Jeigu yra subalansuota mityba, bet dieta laikomas tik siekiu atsikratyti kalorijų, kitaip sakant, negauti tiek kalorijų, kurios atsakingos už mūsų svorio augimą, tai tada viskas gerai. Pamažu mažinamas svoris ir pamažu, kaip sakant, pasiekiamas tas idealus, sakykime, svoris, kurį reikėtų pastoviai palaikyti ir neatsipalaiduoti, kaip sakant, nes dažniausiai būna taip, kad drastiškai mes bandom greitai labai tą svorį sumažinti, bet paskui svoris atauga bumerangu. Ne tiek atauga, kiek buvo, bet dar daugiau. Jeigu žmogus jaučia, kad jis turi problemų, sakykime, tikrai dramatiškas viršsvoris, ar ne, jisai turi galų gale kažkokių skausmų, kažkokių jau atsirandančių kitų su tuo susijusių viršsvorių problemų. Tada pasitarimas galų gale su tuo pačiu dietologu, su šeimos gydytoju duotų naudos ne tik, kad jis galbūt greičiau pasiektų rezultatų, bet ir nebūtų to komplikacijų šanso. Kitas dalykas, nebūtų to vadinamo atkritimo, kai svoris labai greitai grįžta į tas pačias ribas buvusias arba dar labiau perauga. Merginoms susirgusioms anoreksija, bulimija ar turinčioms kitų valgymo sutrikimų padėti pasveikti turi visa gydytojų komanda. Dažniausiai tokiu atveju reikia tokio komandinio darbo, nes čia dalyvauja ir psichiatras, psichoterapeutas, ir gastroenterologas, dietologas. Neretai tiesiog tai jau būna toli pažengęs procesas ir vieno specialisto jau nebepakanka. Gydytoja teigia, jog dauguma maisto papildų, kurie neva padeda sulieknėti, yra neveiksmingi ir gali pakenkti. Dauguma tų maisto papildų neturi akivaizdaus rezultato, nėra nei tyrimų įrodytų, kad tikrai numeta svorį ar kažką ten patobulina formas. Kiekvienas atvejis yra individualus. Tikrai nenuneigsiu, kad kai kurie maisto papildai, jie gali ir turi teigiamą fiziologinį poveikį. Ir, pavyzdžiui, ląstelienos turintis, jie pagerina virškinimą, atsistato bio pusiausvyrą bakterijų. Taip pat maisto papildai, pavyzdžiui, probiotikai. Jie irgi atstato mikroorganizmų santykį žarnyne, pagerina virškinimą, įsisavinimą medžiagų, būtent reikalingų medžiagų įsisavinimą. Stabdo puvimo procesus, kurių pasekoje žarnyne susidaro netgi toksinės ir netgi kancerogeninės medžiagos. Ir daugelis kitų atvejų galėčiau nagrinėti, kurie tikrai mums pagerina ir kartais ir padeda atsikratyti vadinamų nereikalingų kilogramų. Psichologas teigia, jog dietų priežastimis dažnai tampa nepasitikėjimas savimi, priešiškumas ir kritiškumas savo. Sveikas žmogus yra tada, kada mūsų mikroflora yra sveika ir taip toliau, ir taip toliau. Dietos tam niekada nepadės. Gali būti tik tais sveikas gyvenimo būdas. Mes galim rinktis, siekti
sveikai maitintis visuomet. Mes turim savo išeliminuoti prioritėtus, vertybės, tame tarp ir mityboje. Na, o mūsų reportažo herojai Astai ir visoms kitoms moterims, išgyvenusioms su mitybos sutrikimais susijusias ligas, psichologas Styvas turi palinkėjimą. Jūs esat šaunuolis. Jau tai, kad jums teko susidurti su visom šitom problemom, rodo, kad jūsų situacija buvo sunkesnė negu kitų ir jūs vis dar tvarkotės. Jūs vis dar esate tokioje situacijoje, kada tas sprendimas gali būti surastas. Dėl to aš jums linkiu, kad jūs pačios irgi tą patį savo pasakytumėt, aš esu šaunuolė, aš tvarkausi ir aš tikrai surasiu sprendimą. Koks jis bus? Ar tai bus mityba, sportas, derinys, kitų specialistų pagalba, nesvarbu. Svarbiausia, žinokit, kad tikrai, jeigu jūs viduje patikėsit tom, kad tas sprendimas įmanomas, tikrai taip ir bus gyvenime. Beveik ketvirtadalis Lietuvos šeimų negauna užtektinai daug maistinių medžiagų, kad jų organizmai galėtų funkcionuoti sveikai. Visų reikalingų vitaminų ir mineralinių medžiagų galėtume gauti iš subalansuotos mitybos, tačiau tik nedidelė dalis žmonių prisipažįsta, jog seka, ką valgo. Kaip maitintis, kad maistas taptų mūsų draugu, o ne priešu, ligų ir nutukimo priežastimi. Pats sveikiausias, sveikatai palankiausias yra šviežiai pagamintas maistas. Tai reiškia, reikia stengtis valgyti maistą tik ką pagamintą, o va tą, kurį mes perkame jau ilgesniam vartojimui, kad tai netaptų kasdieninės mitybos produktai. Aišku, mes, gydytojai, dietologai, esame už šviežų maistą. Už maistą gaminame namuose, kad būtų visiškai be jokių priedų ir negaminti ten 2-3 dienom su tais visais pašildymais, su viskuo. Kaip rodo gyventojų mitybos tyrimai, gyventojų pati mityba yra palanki būtent antsvorio didėjimui, kūno svorio didėjimui, žmonės valgo per daug riebalų, išvis kaloringumas yra per didelis ir vėlgi kartais kaloringumas yra per didelis, nors maisto raciono biologinė vertė yra per maža. Tai reiškia, valgo daug riebalų, vitaminų, mineralinių medžiagų, kai kurių tikrai trūksta, o perteklinių kalorijų neišeikvoja, nes kaip rodo tyrimai, Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas tikrai yra vienas mažiausių ES šalyse, lyginant su kitom šalim. Tai reiškia, ta mityba faktiškai yra palanki kūno svorio didėjimui ir čia vis tik tai būtent reikia keisti mitybos įpročius ir pakeisti savo maisto racioną, sumažinti porcijų dydžius, ir aišku padidinti fizinį aktyvumą. O šiandieną, kaip rodo tyrimai, šviežių daržovių, vaisių žmonės suvartoja maždaug vidutiniškai pusę rekomenduojamo optimalaus kiekio. Nors viskas elementaru, gyventojai vis tik tai nesilaiko šitų rekomendacijų ir kaip nebūtų gaila, Lietuvos gyventojų mityba kol kas tikrai dar toli gražu iki tų pagrindinių esminių sveikos mitybos rekomendacijų. Ir už tai atsiranda įvairios bėdos, tai vienos medžiagos trūksta, tai kitos, o kartais tas mitybos visavertiškumas tikrai būna labai menkas. Pasak Laimio Akramo, sintetiniai maisto priedai nekokybišką ir bevertį maistą paverčia labai skaniu, tačiau žmogui toks maistas yra nenaudingas. Ypatingai dabar daug diskusijų sukelia natrio monogliukonatas, kuris dedamas kaip E621 priedas. Ir daug yra įvairių kontroversiškų vertinimų, bet faktas yra toks, kad jeigu vertinsim nuo to laiko, kai šis natrio gliutamatas atsirado, tai buvo 20 amžiaus pradžioje, Japonijos vienas mokslininkas atrado kaip tokį priedą, kuris egzistuoja ir šiaip maiste, egzistuoja tik nedideliais kiekiais. Tai jį pradėjo naudoti kaip skonio stiprintoje, stipriklį ir atsirado maisto pramonė galimybė, pasinaudojant šią savybę, nekokybišką produktą paversti labai skaniu. Kitas yra blogas dalykas tai, kad jisai sukelia apetitą, o tai reiškia skatina nutukimą. Nutukimas, jeigu kaip tik nuo to laiko, kai buvo atrastas, vidutinis žmonijos, tų išvystyčių šalių žmonių svoris padidėjo apie 20%, vidutinis svoris, nuo 20 amžiaus pradžios. Tai aš manyčiau, nėra didesnio įrodymo,
būtent tai sutapimas ir yra, kad kai buvo pradėtas tas maisto priedas į maistą, padidėjimas svoris ir praktiškai nutukimo epidemija. Visas šalis, kurios gali sau leisti daugiau maistų išleisti, yra, galima sakyti, kad tai yra jau epidemija nutukimo. Laimis Agramas teigia, jog žmonės patys prisiriša prie beverčio maisto priedais pripildyto maisto. Pagardina produktus, kurie šiaip yra galbūt netgi labai beverčiai galėtų būti, tačiau jų vertė padidėja dėl to, kad vartotojas prisiriša. Tai savotiškas narkotikas gaunasi. Jisai nori vis daugiau ir daugiau ir daugiau valgyti. Maistas gali būti bevertis. Na, pavyzdžiui, čipsai. Ten, kažin, ar bulvės mes rasim čipsuose. Kažin, ten turbūt druskos bus labai daug, ar ne? Įvairių, va čia tai priedai. Profesoriaus teigimu, sveikai maitintis yra gana sudėtinga, tačiau bent šiek tiek praturtinti ir pagerinti savo mitybą įmanoma. Na, norint tikrai maitintis taip, kaip parašyta sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijose, pasaulio sveikatos rekomendacijose ir ką rekomenduoja mitybos specialistai, taip yra įmanoma, tačiau tikrai ne kiekvienam. Nes tuomet mitybai turėtų būti skiriamas esminis dėmesys ir vėlgi šiandien, kai yra didelis gyvenimo tempas, kai niekas neturi laiko, visi skuba, praktiškai yra sudėtinga. Vėlgi, reikia atsiminti vieną tokią pagrindinę taisyklę. Kuo technologiškai mažiau apdorotas maistas, tuo jis biologiškai vertingesnis. Ir jeigu augalas yra išaugęs atvirame grunte, tai reiškia, kai jis gauna tiesioginius saulės spindulius, kai švarioje aplinkoje, aišku, jo biologinė vertė tikrai bus didesnė negu kad išauginto, sakysim, pramoniniu būdu šiltnamiuose. Dar aš užsiminiau apie paruoštą vartoti maistą, kai žmogus jau nebegamina pats patiekalo, o nusiperka parduotuvėje paruoštą vartoti maistą, kurį arba pasišildo ir valgo, arba galbūt yra kažkokie patiekalai, kurių šildyti nereikia, bet juos valgo. Tai vėlgi tokio maisto biologinė vertė jau irgi būna sumažėjusi, nes pats biologiškai vertingiausias yra tik ką pagamintas maistas. Lietuvoje, ko gero tikrai dar nėra atlikta tokių detalių cheminės sudėties tokio maisto tyrimų, bet jau yra tekę skaityti publikacijų kitose šalyse, ypač vakarų Europos išsivysčiusiose šalyse, kur keliamas klausimas, kad žmonės neaprūpina organizmo visomis reikalingomis medžiagomis todėl, kad vartoja daug paruošto vartoti maisto. Gydytoja dietologė Laisvūnė Petkevičienė teigia, jog norint vertingai ir sveikai maitintis svarbu ne tik, ką mes valgome, bet ir kaip tai darome. Dietologės teigimu, valgymas tai ritualas. Jeigu prisiminkim, kad ir Lietuvos praeitį, ar ne, susėsdavo, tėvas padalindavo ten duonos riekį, visi persižegnodavo, taip susikaupdavo maldelė, ramiai, neskubant. Anglų, pavyzdžiui, valgymo įpročiai irgi taip susėda neskubant. Pažiūrėkim rytiečių, kokios yra tradicijos. O mūsų neskiriamas dėmesys valgymo kultūrai ir užmirštame, kad mūsų maistas, mūsų kuras, mūsų gyvenimas. Dietologės teigimu, stengtis sveikai ir visavertiškai maitintis gali kiekvienas. Suprantat, labai sveikintini man tie, pavyzdžiui, ūkininkų turgeliai, turgus. Maisto pramonė yra maisto pramonė. Ir tie atvežtiniai visi bananai, atvežtiniai visi nežinia, juk šitiek išlaikyti bananus, palaikai namuose vieną dieną ir jie jau visi pajuoduoja, o parduotuvėse kažkodėl ne. Bet mano nuomonė, svarbiausia, reikia noro. Reikia noro, reikia susitvarkyti ir tikrai mes galime nusipirkti kokybiško maisto mūsų lietuviško, šviežio, užauginta Lietuvoje, kad būtų be jokių chemikalų. Pavyzdžiui, net ir kalbant apie tokias medžiagas kaip nitratai, jų tikrai žymiai mažiau susikaupia atvirame grunte augančiose daržovėse. Tai aišku, jeigu žmogus vartoja maistą tokį, koks yra jam pasiūlomas, o dauguma mes tokį ir valgome, tai vėlgi ne visada mes galime dėti lygybės ženklą tarp tos daržovės idealios, kokią mes, sakysim, įsivaizduojame, kad turėtume suvalgyti, ir tos, kokią mes įsigyjame. Visavertė mityba būtina žmogaus organizmo funkcijoms palaikyti. Stenkite stebėti tai, ką valgote, venkite maisto perpildyto sintetiniais maisto priedais, dažniau gaminkite namuose ir prisiminkite, jog maisto kokybinė vertė nepriklauso nuo suvalgyto maisto kiekio.
Na, o apie maistą, maisto priedus bei papildus kalbėsime kitose laidose. Nepaslaptis, kad šiandien daugelis mūsų patiria stresą. Tačiau svarbiausia jo nesureikšminti. Mūsų konkurso Sulėknėk ir patik sau dalyvė Asta per visą savo gyvenimą patyrė ypač daug streso. Ir šiandien mūsų specialistai bei dalyviai pataria, kaip praeities ir dabarties problemas pakeisti akimirkomis, kurios nesukeltų rizikingų ligų mūsų organizmui. Kasdienis mūsų gyvenimas yra pilnas streso. Spūstys gatvėje, pavėlavimas į darbą, kivirčas su kaimynu. Tačiau tai yra mažos smulkmenos, kurios, laikui bėgant, gali sukelti rimtesnių problemų. Konkurso Sulėknėk ir patik sau dalyvė Asta stresą jaučia visą gyvenimą. Nuo mažų dienų jai artimieji kėlė įtampą dėl jos svorio ir po kiek laiko ji susirgo psichologinėmis ligomis – nervinė bulimija ir anoreksija. Per visą tą laikotarpį jai teko lankytis pas daugelį psichologų, psichoterapeutų ir net gulėti ligoninėje. Tačiau Astos nuomonė, po visų vizitų jos gyvenimas nepagerėdavo. Pagalbą gaudavai, kol esi ten, išleisdavo, pseudo pagerėjimo būsenos ir, aišku, toliau tu turėdavai pats su savim kovoti ir toliau daryti, taip kad tokio ryškaus pagerėjimo tikrai nebūdavo, būdavo šiek tiek remisija. Kaip matome, psichologų ir psichoterapeutų pagalba ne visada padeda. Dažnai žmogui, patiriančiam įtampą, reikia nuoširdaus pokalbio ir patarimų. Šiandien pasaulyje labai populiarėja coachingo metodas, kurio metu žmogus nėra mokomas, tačiau jam padedama suvokti, kaip galima mokytis pačiam. Į Lietuvą atvykęs Styvas Stepanovas yra šios srities specialistas. Jo nuomonė, jeigu pas psichologą lankaisi mėnesius ar net metus, tuomet kažkas yra ne taip. Kovoti su stresu, jis siūlo rinktis kitus metodus. Ta prasme, mes turim išmokti pastoviai kaip ir patikrinti, kaip aš jaučiuos. Jeigu yra stresas, ta prasme, bet koks diskomfortas, aš turiu visų pirma suvokti, iš kur tai ateina. Baimė dėl pinigų, dėl darbo, dėl rytojaus, dėl to, kad man pasakė kažką įžeidžiančio ir taip toliau, ir taip toliau. Aš turiu suvokti, dėl ko pas mane stresas ir tada įtikinti save, kad aš susitvarkysiu. Aš pakalbėsiu su to žmogum, padėsiu jam suprasti mane arba kad atsirastų tarpusavio supratimas. Dėl darbo aš viską galiu įveikti. Jeigu aš būsiu geroj būsenoj, aš galėsiu pasiekti bet ką. Patirdami įtampą, net nesusimastome, kas vyksta mūsų organizme. Truputį paskausta nugarą, skrandį arba galvą. Tačiau nesuvokime, kokie procesai vyksta viduje. Stresas tiesiog atakuoja mūsų kūną. Neurologas Jokūbas Fišas šiuos procesus įvardina kaip audrą organizme. Skiriasi vieni hormonai, skiriasi neuromediatoriai, tarpininkai centrinės nervų sistemos. Kraujospūdis kyla, širdies darbas dažnėja ir taip toliau ir panašiai. Pagerėja regėjimas, suaktyvėja vidaus sekrecijos liaukų veikla. Žodžiu, stresas tai yra iš tikrųjų, škvalas. Bendraja prasme, stresas yra jūsų kūno sendintojas. Stresą sukelia graužatis, nebaigtų darbų baimė, įvairūs veiksniai, kurių negali kontroliuoti. Keli esminiai gyvenimo įvykiai ar nebaigtų užduočių našta gali tave pasendinti daugiau kaip 32 metais. Taigi, norėdamas išlikti jaunas, pirmiausia turi sumažinti stresą. Sumažinti jį galime aktyviai sportuodami ir laikydamiesi sveikos gyvensenos. Nes, kaip sakoma, ką mes valgome, taip ir jaučiamės. Dietologė docentė Edita Gavelienė sako, kad fizinis krūvis ir tinkama mityba privalo rasti vietą mūsų dienotvarkėje. Taigi būtų tie pagrindiniai produktai, tai yra saikingas saldumynų vartojimas, užmiršau pasakyti vaisius. Vaisiai turėtų būti įtraukiami į racioną irgi kaip fruktozės šaltinis, kaip antioksidantų šaltinis, taip pat įtakos turi streso arba ramybės pojūčio pagilinimui, streso sumažinimui. Minėtas avokadas, riešutai, mažesnis kofeino turinčių gėrimų vartojimas. Tai yra pagrindiniai akcentai. Jeigu žiūrėti detaliau, tai dar smulkmenų rastumėm daugiau. Tačiau iš tikrųjų nesinori sakyti jokių burtų. Burtai čia yra paprasti. Reguliarus valgymo, fizinio krūvio ir poilsio režimas
matymas, ką valgau, neužmiršimas, kad kramtau, tai ir bus tas stebuklas, kuris padės įveikti šį sudėtingesnį periodą. Vis dar kalbant apie maisto įtaką, Styvas Stepanovas taip pat mano, kad pagrindinė streso priežastis yra žmogaus neišmanymas ir geriausias būdas viską paaiškinti yra mityba. Nesąmoningas žmogus, neišmanantis, jis stengiasi gauti labai kaloringo maisto, riebaus, saldaus, kad būtų labai stiprus, bet plokšti skoniai. Jisai nežiūri į tai, ką jisai valgo dideliais kąsniais, jisai nesukramto ir tuo metu, kada valgo, jisai dažniausiai žiūri televizorių, arba į kompiuterį, arba žaidžia, arba, žodžiu, absoliutus neišmanimas. Sąmoningas žmogus žiūri į lėkštę, labai išrankus, jisai labai renkasi, ką jisai valgo, tai būna kokybiškas maistas, jisai labai sukramto, jisai jaučia kiekvieną kąsnį burnoje, tas, kuris neišmanantis, jisai stengiasi kuo daugiau primesti į burną. O žmogus sąmoningas, jisai valgo sąmoningai, jisai jaučia skonį, greičiau dėl to pasisotina, jisai geresnis virškinimas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir vat šitas pavyzdys mes galime taikyti bet kame. Kalbant apie streso pasekmes, būtina paminėti ligas. Senas pasakymas, kad nervai yra visų ligų priežastis, deja, yra visiškai teisingas. Neurologas Jokūbas Fišas sako, kad dažniausiai žmonės susirga būtent tomis ligomis, kurioms yra jautrūs susirgti. Nuo onkologinių ligų iki kraujotakos sistemos ligų, iki uždegiminių netgi ligų skatinimo. Žodžiu, stresas praktiškai yra visų ligų, neigiamas stresas yra visų ligų tarpininkas. Neurologas siūlo pirmiausia keisti požiūrį į savo gyvenimą, norint sumažinti stresą. Nereikia skubėti pas psichiatrus ar psichologus. Iš pradžių mums gali padėti pokalbis su draugais ar šeimos nariais. Kaip minėjo dietologija ir coachingo specialistas Styvas Stepanovas, reikėtų kreipti dėmesį ir į tinkamą mitybą bei fizinį aktyvumą. Tik susitvarkius šias problemas, galime tikėtis pirmųjų rezultatų. Grįžtant prie reportažo pradžioje minėtos dalyvės Astos, jos požiūris į problemas po 1-3 valandų susitikimo su Styvu pasikeitė radikaliai. Po Styvo konsultacijos esu pakeitus požiūrį į tas problemas, tai jas paprasčiausiai priimu kitaip. Tai yra gyvenimo akimirkos, tai tikrai nėra problemos. Kai esi tiek patyręs, tiek atlaikęs ir per tiek perėjęs gyvenime, tai tikrai čia smulkmenos, kuriom reikia džiaugtis, kad tau jas davė. Naujajame savaitinio žurnalo Ji numeryje rasime daug naudingų grožio ir sveikatos temų, sveikų ir skanių patiekalų receptų. Numerologai teigia, kad gimimo data turi įtakos žmogaus talentams, charakterio savybėms ir net polinkiui sirgti tam tikromis ligomis. O ką slepia mūsų gimimo dienos skaičius? Daugelis žmonių skundžiasi atminties sutrikimu. Kokios užmaršumo priežastys, ką daryti, kad atmintis nekrėstų pokštų? Druskos galime įsigyti pačių įvairiausių rūšių, bet ar žinome, kaip druska veikia mūsų organizmą, kuris sveikiausia ir kiek druskos turėtume suvartoti? Omron nepakeičiami ir kelionių, ir namų vaistinėlėje kraujospūdžio matuokliai. Omron pasaulis yra turtingas idėjomis, informacija ir puikios kokybės sveikatos priežiūros prietaisais, padedančiais išlaikyti arba pagerinti fizinę ir psichologinę savijautą. Omron matuoja greitai, tiksliai ir su maksimaliu komfortu. Priminame, kraujospūdis idealus 120 ir 80, o savarankiškas kraujospūdžio matavimas svarbus žingsnis rūpinti savo sveikata. Pasaulinė hipertenzijos lyga daugelį metų bendrauja su Omron ir rekomenduoja kraujospūdį matuoti tik su kliniškai patvirtintais matuokliais. Omron siūlo rinktis iš daugybės kraujospūdžio matuoklių, nuo paprasčiausių pusiautomačių iki naujausių technologijos matuoklių. Omron matuokliai tikslus, patikimi ir ilgaamžiai. Žurnalo Ko gydytojai tau nepasako naujausiame numeryje tiesa apie vakciną nuo žmogaus papilomos viruso Gardasil, jos teikiamą naudą ir keliamą grėsmę. Ištraukoje iš gydytojo Patriko Kinskley knygos apie 6 dažniausias priežastis sukeliančias daugybę ligų, įskaitant vėžį, ir apie būdus, kaip su jomis kovoti. Patarime, kaip patikimą į ligoninę pakreipti savo naudai, kokius klausimus reikėtų užduoti medicinos personalui ir kokių taisyklių laikytis.
Informuojame apie delfinų terapijos bei mamografijos šešėlinės pusės. Supažindiname su tapšnojimo terapija, galinčia perprogramuoti smegenis ir versti organizmą darbuotis kitaip nei iki tol. Mokome, kaip taisyklingai atlikti vieną svarbiausių kasdienių judesių pritūpimą ir kaip gyventi, jei esate jautrus elektrai. Visus laidoje rodytus preparatus ar maisto papildus reikia vartoti pasitarus su gydytoju ar vaistininku ir įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį. Taigi šiam kartui tiek, iki susitikimo kitą savaitę, būkite sveiki ir gražūs.